Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka šiemet įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamą projektą Biblioteka DI – autorių kompetencijų stiprinimas dirbtinio intelekto kontekste. Šiandien laidoje svečiuojasi ir plačiau apie projektą papasakos jo vadovė Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė ryšiams su visuomenė Jurgita Januševičiūtė Taralė. Labą dieną! Biblioteka, autorių teisės, dirbtinis intelektas – kaip tai susiję? Labą dieną! Tiesą sakant, biblioteka įgyvendina jau trečiąjį projektą autorių teisių tematiką. Pirmais metais kultūros srities specialistus ir pedagogus supažindinom su autorių ir gretutinių teisių specifika, teisiniais aspektais, pažeidimais, apsaugos specifika. Praėjusiais metais jau įtraukėme ir mokinius, organizavome jiems kūrybinės veiklas, sulaukusias daug mokinių susidomėjimo, nes jie turėjo galimybę patys tapti autoriais, filmukų kūrėjais. Taip atradome daug kūrybiškų vaikų ir per tai ugdėme jų sąmoningumą ir pagarbą autorių teisėms. Na, o šiemet pasirinkome naują kryptį – dirbtinį intelektą, nes dar prieš 3 metus, kai pirmą kartą įgyvendinome projektą, jau išgirdome, kad naudojant dirbtinį intelektą kyla klausimų dėl autorių teisių. Tai yra, kas yra autorius, kaip kuriama dirbtiniu intelektu, ar visada reikia nurodyti, kad kurta dirbtiniu intelektu, ar tokia kūryba gali būti saugoma autorių teisių ir panašiai. Tad tuo metu dar tam nebuvo teisinio reglamento. Na ir visgi tikimės, kad per tiek laiko atsirado pokyčių, daugiau aiškumo ir mes jau gausime daugiau atsakymų nei klausimų apie autorių teisės dirbtinio intelekto kontekste. Tai kokias šiemet esate numatę veiklas, nuo ko pradėsite? Projektas jau pradėtas įgyvendinti ir pradėjome jį nuo pažinties su kolegų įgyvendintų projektų. Tad rugsėjo 17 dieną vyko nuotolinis patirties dalymosi seminaras Jurbarko rajono viešosios bibliotekos projektas Dirbtinis intelektas kultūros sektoriuje – iššūkis ar galimybė. Jo metu išgirdome, kaip kolegoms sekėsi įgyvendinti projektą, kokios vyko veiklos jų bibliotekoje, kur Jurbarko biblioteka taiko dirbtinį intelektą šiandien, kaip naudojamas dirbtinis intelektas edukacijų kūrime ir užsiėmimuose su vaikais ir panašiai. Tai išties buvo įdomu pasiklausyti šios kolegų patirties, pasisemti kažkokių idėjų. Manau, visi, kas dalyvavo, vienokias ar kitokias idėjas iš to seminaro išsinešė. Ir štai jau šį ketvirtadienį Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks 2 seminarai. Tai pirmajame seminare Latga teisės skyriaus vadovė Radvilė Bieliauskienė skaitys pranešimą Dirbtinis intelektas ir autorių teisės, o antrojoje asociacijos Agata direktoriaus pavaduotoja Martina Gudaitė Gulbinienė skaitys pranešimą Autorių ir gretutinių teisių sistema, muzika ir kiti kūriniai dirbtinio intelekto kontekste. Tad šiuose seminaruose tikimės jau daugiau išgirsti apie tai, kaip yra teisiškai reglamentuotas dirbtinis intelektas būtent dėl autorių teisių apsaugos. Tačiau projekte bus ne tik teorinių, bet ir praktinių veiklų. Žinoma, jau rugsėjo 30 dieną į biblioteką atvyksta lektorius Tomas Labašauskas ir praves dirbtinio intelekto mokymus, nemokamas dirbtinio intelekto įrankių naudojimas, galimybės ir etinės rizikos. Na, o spalio 21 dieną lektorė Evelina Kvietkienė praves mokymus skaitmeninis kolega dirbtinio intelekto galimybės ir atsakomybės kuriant bei dalijantis turiniu. Tad nuo teorinių dalių, ką išgirsime būtent šią savaitę ar ne, kartu su Latga ir Agata specialistėmis, pereisime vėliau jau prie praktinių žinių, kaip dirbti dirbtiniu intelektu, kaip išnaudoti įvairius dirbtinio intelekto įrankius savo kūrybinėje ir profesinėje veikloje, tiesiog, kad pasilengvintume ir pasigreitintume savo buitį darbinę. O ką dar esate numatę projekte? Kas dar planuojama? Tai siekiant kuo didesnės sklaidos, lapkričio mėnesį socialiniuose tinkluose pasileisime filmuką Dirbtinis intelektas ir autorių teisės. Ką turiu žinoti? Ir bibliotekoje dalinsime atmintines apie dirbtinį intelektą ir autorių teisės.
Na ir galiausiai, siekiant užtvirtinti projekto dalyvių žinias, bus organizuojama patyriminė kelionė į Klaipėdą, kur apsilankysime Lighthouse skaitmeninių inovacijų centre ir Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje, kur irgi semsime žinių apie dirbtinį intelektą. Tad šie metai bus išties produktyvūs, darbingi ir naudingi. Tikiuosi, kad tikrai visi dalyviai, kurie dalyvaus šio projekto veiklose, įgis daug naudingos ir praktinės patirties. Ačiū už pokalbį. Sėkmės įgyvendinant visas projekto veiklas. Apie Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos projektą Biblioteka DI autorių kompetencijų stiprinimas dirbtinio intelekto kontekste, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė, pasakojo projekto vadovė Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė ryšiams su visuomenė Jurgita Januševičiūtė Taralė.